man tas rekordas daug ką reiškia, dėl to, nes net negalvojau, kad tiek daug padarysiu, galvojau, kad padarysiu, pavyzdžiui, kaip 200, 210, bet kai dariau, supratau, kad galiu daugiau ir sugebu ir dar leidžia kūnas, tai dariau toliau. Neturiu tokio kaip tikslaus siekio, nes būna, kai pradedu daryti, vis užsivedu daugiau daryti ir vis daugiau ir taip va būna. Man tai atrodo, kad iš pradžių tai tikrai reikėtų noro, nes kad ir tavo kūnas pasirengęs, bet noro neturėsi, vis tiek to nebus. Bet man atrodo reikėtų, kad ir nugarai nebūtų jokių traumų ir kad tą pratimą galėtai daryti, tai man atrodo, kad padarytai labai daug. Per savaitę kokius 5-4 kartus treniruojasi. Man labai treniruotis padeda, kad namie yra įrengtas turnikas ir aš ant ten daug darau ir dar einu į parką daryti su tėte. Man tai nesvarbu, ar į mane žiūri ar nežiūri, nes tiesiog jeigu darau, tai darau, net nežiūri į kitus. Tiem, kurie norėtų pasiekti panašaus rekordo arba kažko ne tik susijęs su turniku, bet kažkuo kitu, aš jiem linkėčiau tik tai nebijot, būt savimi ir tą tikrai pasieks.